Močiutė kiekvieną dieną man įdeda į kuprinę obuolių. Sako, vaikeli, valgyk. Valgau aš tos obuolius, bet tikrai nesuprantu, kodėl kiekvieną dieną. Sako dar močiutė man, kad žmonės labai serga. O gal man reiktų pasidomėti iš tikrųjų? Nusprendžiau. Pirmiausia, paklausiu sutiktų žmonių, ar jie yra pakankamai sveiki, ar labai serga. Nelabai. Gal stresas, nervai, įtampa. Taip, pakankamai. Sveikas? Jaučiuosi sveika, turiu daržą 15 arų. Tai va, turiu ką pasodinti, pasisiekti, suvakuoti, sutvarkyti. Gyvenu labai gerai, jokios problemos nematau. Kuo mažiau lankytis pas daktarų, kuo mažiau medikamentų ir kuo mažiau papildų. Jokių priemonių aš nenaudoju. Na, mano šeima tik pakankamai sveika. Šiuo metu, kadangi yra ruduo, daug gėrybių daržuose, daržovių taip pat, vaisių soduose, tai manau valgome daug obuolių, taip pat daržovių, stengiamės sveikai maitintis, valgyti pakankamai sveiką maistą. Neperkame nieko iš parduotuvės, tam pusfabrikačius, sakiau, viską pati stengiuosi gaminti. Na, nelabai. Už tai, kai infarktą turėjau. Ir su širdelė. Na, kol kas negaliu suprasti, ar iš tiesų žmonės labai serga, kaip sako močiutė. Gal paklausiu tų, kurie rūpinasi mūsų sveikata. Man močiutė sako, Greta, saugok savo sveikatą, nes yra daug pavojų ir tu, vaikeli, sako, prisižiūrėk save. Ot man įdomu, kokie tie pavojai, kas kenkia mano sveikatai? Yra tokia formulė labai tvirta, patvirtintas Pasaulio sveikatos organizacijos, kurioje yra tokie skaičiai. 50% žmogaus sveikatos priklauso nuo paties, 20% priklauso nuo aplinkos, 20% priklauso nuo genetikos ir tik 10% priklauso nuo sveikatos priežiūros įstaigų, modernių įrengimų ir panašiai. Taip, kad močiutė buvo teisi, 50%, dar pridėkim aplinką ir tu beveik 70% gali reguliuoti savo sveikatą. Dabar kaip ją reguliuoti? Reikia tinkamai elgtis. Yra žinomi 5 pagrindiniai sveikatą žalojantis elgesiniai veiksniai. Tai yra alkoholis ir kvaišalai, tabakas, nesveika mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas ir stresas. O man močiutė sako, žinok, Greta, žmonės kaip dabar sako serga? Ar tai tiesa, iš tikrųjų taip žmonės serga? Iš tikrųjų žmonės serga, ypač vyresniam amžiui žmonės serga. Bet kad žmogus vyresniam amžiui sirgtų mažiau, jis turi susirūpinti savo sveikų senėjimu. O sveikas senėjimas tai reiškia prasideda tada, kada jis yra jaunas ir jaunas rūpinasi savo sveikata. Kaip sakiau, reikia laikytis visų tų taisyklių, kad nebūtų 5 elgesinių veiksnių tavo gyvenime žalojančių sveikatą ir tada ateina sveika senatvė. Jeigu močiutė klausia, ar žmonės serga, tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų serga labai ir tą rodo ir visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitos, ten po daug kartų žmonės apsilanko ir yra analizuojamos visos mirties priežastys. Sakykime, už pernai praėjusiais metais mirė 496 žmonės. Tai va, deja, dauguma iš jų mirė sirgdami. Apie 80%, tai yra 300 žmonių mirė nuo širdies kraujagyslių ligų, tie, kurie gyveno netinkamai, jų gyvenimo būdas buvo blogas. Antroje vietoje yra vėžinės ligos, 81 žmogus mirė. Na ir kiti mirė 48 nuo išorinių mirties priežasčių, taip vadinamų arba savižudybių, arba pasikėsinimų, arba autoįvykių. Va, ir šita mirčių priežasčių grupė gali būti labai, tiesiog, ją galim pakeisti patys, jeigu bus tinkamas gyvenimo būdas. Tai va, visas tas 3 mirties priežastis galim pakeisti. Jūs minėjote alkoholį, taip? Turiu porą draugų, kurie iš tikrųjų nevengia
kitą kartą atsinešti į vakarėlės alkoholio ir po valandos kitos jau būt gan linksmais. Tai vat aš ir pagalvoju, ar čia blogai vat vieną kitą kartą išgerti, sakykime. Čia yra labai blogai. Alkoholis yra pirmas elgesinis veiksnys žudantis sveikatą. Alkoholis kenkia absoliučiai visiems organams ir alkoholis, nuo alkoholio įsivysto priklausomybė nuo alkoholio ir tai yra didelė tragedija, tai yra ne tik tai asmeninė problema, bet tai yra didelė socialinė, ekonominė, psichologinė problema, nes tokie žmonės yra labai didelė našta visuomenė. O dėl cigarečių, sakykime, atėjau, vieną kartą pabandžiau, kitą kartą pagalvojau, dar kartą ir... Jeigu pabandžiau, tai turiu suprasti, kad yra didelis šansas mirti nuo plaučių vėžio. Ir mirti ne tik tai pačiam, bet numarinti ir aplinkiniai, nes tiek aktyvus, tiek pasyvus rūkymas yra labai kenksmingas. Žmonės visgi žino, kad rūkymas, alkoholis yra tikrai negeri dalykai, bet vis tiek tą daro. Kaip manot, kas tą nulėmė? Ir vidinės, ir išorinės priežastys. Jeigu yra giminiai buvę alkoholikų, tai yra didelė tikimybė, kad ir vaikai bus tokie pat, kadangi tai užkoduota kartais genuose, o kartais vaikai mato tokį tėvų elgesį. Kartais žmogus palūžta ir nebegali gyventi be alkoholio, be cigaretės. Jeigu jis netenka darbo, jeigu jis turi kitų problemų, jeigu jis spaudžia, jo širdį spaudžia ten, sakykime, koks nors ilgesys dėl vaikų kažkur tai išvykusių, dėl kitokių nesėkmių, dėl to, kad jis nepragyvena iš atlyginimo. Visa tai yra didžiulė įtaka sveikatai. Gyvenimas, kuris neleidžia žmogui jaustis oriai, kuris neleidžia žmogui patenkinti elementarių poreikių, kartais žmogų išstumia arba iš Lietuvos, arba į paribį visiškai. Ir labai skaudus skaičius yra socialinių pašalpų augimas ir dar skaudesnis skaičius yra emigracijos mastus žymintis. Viskas ne taip paprasta, kaip man anksčiau atrodė. Paklausiu, kaip atrodo šioms mergaitėms? Gal tiesiog neprisižiūr savęs, nežinau, tikriausiai. Neauga vaisių? Ne, vitaminų, nuo vitaminų trūkst. Blogai, kaip, pavyzdžiui, neprisižiūr sveikatos, ypač, pavyzdžiui, cigaretės visokias. Tikrai, kai kurie bendramžiai galvoja, jeigu pradės rūkyti ar gerti, tai atrodys kietesni už kitus. Bet yra žinančių, kokios blogybės laukia rūkorių. Vėžys, plaučių sugadini, vienu žodžiu. Geriau nepradėkit rūkyti iš karto, nes jeigu rūkysit, bus blogai ir po to, kai norėsit mest, sunku bus mesti ir kartais nebeišein mesti. Blogai, tikrai blogai. Nepatariu ne vienam rūkyti iš tikrųjų, nes labai kenkia sveikatai ir aplinkiniam. Jo, ir aplinkiniam iš tikrųjų. Vaikinai, ar žinote, kas yra narkotikai? Žinau. Jo, žinau. Yra žolikė, narkotikai, žolė, po to yra pernuosi, kur reikia traukti, po to yra, visokie tokie šokoladas yra rūkoms. Žinau, nes mokyklose daug apie tokius dalykus šnekėjom ir taip, tiesiog informacijos turiu daug. Ką pasakytumėt kitiems? Pasakyčiau, kad nevartotų tokių dalykų, nes kaip pripranti irgi nebegali mesti, čia blogiau negu cigaretės, tikrai. O ką daro tie, kurie nebegali mesti? Jie tada invokti iš karto arba žmonės apiplėšinėti, kad tik pinigų gautų, kad tik tą dozę savo gautų ir viskas. Sunku labai. Jo, nesu ir nevartosiu iš tikrųjų. Yra siūlė, bet nevartoju, atsisakiau griežtai, nes net nenoriu. Kiek esu matęs visur, tai tikrai nenoriu ir nepatarčiau ne vienam. Netikiu, kad tokiame mažame miestelėje kaip Kelmė būtų narkotikų ir jų vartotojų. Kas man gali atsakyti? Kas iš tikrųjų yra tie narkotikai? Tai cheminės medžiagos, kurias jaunimas vartoja ir nori pasiekti kažkokių jiem nežinomų euforijų ar tiesiog atsipalaiduoti. Ir dažnai jie to nežinodami prisidaro savo bėdos. Taigi narkotikai gali būti
paprasčiausia žolė, kuri sutrinama, po to rūkoma. Narkotikai gali būti tabletėse, narkotikai gali būti milteliuose. Ir jaunimas ypatingai vakarėliuose, mokyklos renginių susibūrimuose, norėdami būti drąsūs, norėdami būti kitokie nei jų draugai, tiesiog nusprendžia pabandyti. Jie atsineša cigaretę vieną kitą, pasiūlo draugams, pabando patys, o po to jau yra ir efektas. Jie būna linksmi, o kartais ir agresyvūs. Jie būna tokie tiesiog nepažįstami savo draugams. Ar teko kada nors matyti tokius savo draugus pačiai? Neteko, ir aš nežinau, ar sakykime, ar tai yra pavojinga? Taip, tai yra pavojinga. Ir sakykime, tokiam nedideliam miestelį kaip Kelmė pasitaiko atveju, kada jaunimas taip pat vartoja narkotikus. Miestelis nedidelis, viskas greitai plinta ir sakykime, kada jūs matot savo draugą labai linksmą, tiesiog neįtikėtinai, jis gali būti parūkęs žolės, kaip jie patys tarpusavį kalba, jie gali būti suvartoję vieną ar kitą tabletę ir tuomet pasiekmes yra nenuspėjamos. Kada draugai siūlys jums ar pauostyti kažkokių miltelių, ar tiesiog surūkyti nekaltą cigaretę, vertėtų viso to atsisakyti. Nes netgi pirminis pavartojimas gali žmogui sukelti mirtį. Taip kad jauniems žmonėms aš nesiūlyčiau ir niekada nepatarčiau draugauti su tais, kurie jums siūlo jums nepažįstamų medžiagų, tablečių, cigarečių ar kažko panašaus. O man dar įdomus toks vienas dalykas, ar dažnai pagaunat, sakykime, Kelmės jaunimą vartojant narkotikus, ar tai dažnas reiškinys? Ne, Kelmės rajone, miestelį, tai nėra dažnas reiškinys, todėl mes esam kaip ir jauna rinka. Todėl ir stengiamės apsaugoti tos jaunus žmonės ir renkam informaciją, kad būtent tie narkotikai nepatektų ir neplistų. Mano močiutė vis dėl manęs nerimauja ir aš nežinau, ką jai pasakyti, kaip ją nuramint. Jeigu močiutė tavim pasitikė ir tu pati žinai, kad tai yra žalingi įpročiai, būtent narkotikų vartojimas, ir net nebandai ir nesvajoji, kaip aš pasakyčiau, eiti tuo klaidingu keliu, tai ir močiutė pasakyk, kad aš žinau, kas tie narkotikai ir tiesiog net nežadu jų vartoti. Manau, kad jinai nusiramins. O kad tu dar prisimintum ir draugam primintum, aš turiu tokių bukletėlių apie narkotikus. Taip, kad aš norėčiau paduoti tau atminimui, tiesiog parodytum močiutei, na ir, aišku, draugam padalintum, ar netgi klystantiems savo draugam. Būtinai, ačiū. Taip, kad sėkmės ir nevartokite tų žalingų medžiagų. Oho, narkotikai atims tavo jaunystę, protą, meilę, sveikatą, ateitį, šeimą, mokslą, pinigus, draugus ir svajones. Ar tu to nori? Labas, labas, labas. Ką veikėt? Taip, pala. Jūs geriat dabar čia, rūkot? Taip, jūs gal su mano močiute nekalbėjot? Gal jūs negirdėjot, kad rūkyti ir gerti nesveika? Atiduok dabar tą. Prašau, obuolį ir dabar pagalvokit, ką darot, gerai? Vis geriau suprantu savo močiutę ir jo susirūpinimą.
Mano močiutei Jadvygai 83 metai, o daugelis jaunesnių moterų pavydi jai guvumo. Neprisimenu, kad sirgčiau. Iš vis neprisimenu, kad sirgčiau. Ir gripų net neprisimenu. Mano močiutė niekada neturi laiko. Ji daug dirba sode, mėgsta rankdarbius, lepina artimuosius. O kai paklausiau, ar savai palepina, man atsako. Po prakaitų dirbau, pavargau, atsisėdau, to jaus man sudokas, to jaus pats šitas kryžiažodis. Tuo laiku fiziškai lepinu, o protiškai tuomet lavinu truputėlį ir viskas. Čia gali būti 8, bet dabar neaišku. Ir čia gali būti 8, čia 3, tai gali būti 3 ir čia 3. Močiute, o ką gero tau duoda sudoko arba kryžiažodžiai? Ypatingai man sudokai padeda, jeigu kartais pradeda kažkokią depresiją lysti. Ar koks nemalonumas ištiko, ar ką. Kuo toliau nuvaryti tas mintis. Tuo jau pradedu spręsti sudoko. Sudoko įsigilinu, užmirštu visas negandas, viską, kas buvo, kas širdį neramina, ar ten ką, užmirštu. Nu, tai ką, labai gerai. Kaip sakiau, mano močiutė ir mezga, ir neria, ir siūva. Visada smagu užsikloti jos skiautiniais. Močiutė visiems yra padovanojusi savo rankdarbių. Per Kalėdas atvažiuoja visi namiškiai, visi saviškiai. Nu ir kad kiekvienas kažką tai gautų. Nu, pirkt neįdomu, bet kažką nuveikt, padaryt įdomiau. Močiute, o kam tau tiek įvairių žolelių? Nu, norisi tą sveikatą palaikyti kuo ilgiau. Nu, tai susirandi, tai tas tam tinka, tas tam augalėlis tinka, tas tam augalėlis tinka, taip savo ir įsivažiuoji ir klevo lapai. Bet kažkur skaičiau, bobutės patarimus, kad klevo lapai pagerina kraujotaką tenai, tai aš jau šiais metais prisirinkau. Stebiuosi, mano močiutė tikrai niekada neserga, yra stipri. Kaip jai tai pavyksta? Kartą norėjo karštis kilt, niekas, sako, nepasiduosiu. To jau spat atsikėliau, prisikaitinau vandens, puskibirį, kad iki pusės blauzo būtų karšto vandens, pripyliau druskos, o šalia šalto vandens. Tai pakaitinu kojas tam karštam vandenį, druskuotam. Paskaus murkt į šaltą vandenį ir vėl pakaitinu. Ir man iš karto atlėgo ir pabėgo tas besiruošianti prisikabinti sloga. Dar močiutė man sako. Jeigu aš kurį rytą neišsimankštinu, neišmasažuoju, nei kojų, nei rankų, nei nieko, tai aš tą dieną neveikli. Jeigu aš tik tai padariau savo mankštas arba tenai masažus, jau aš tą dieną, nežinau, atsikeliu pilną energijos, galiu dirbti, nuveikti ir mintis ateina taip ar taip daryti, vis tiek jau. Močiute, tai tu galvoji, kad kiekvienas žmogus gali daug ką nuveikti dėl savo sveikatos? Galima nuveikti ir dėl sveikatos. Sakiau, kad reikia blogas mintis vyt šalin, o džiaugtis tuo, kas buvo, kas yra, ir džiaugtis tuo, kad dar esu. Mano močiutė žino dar vieną labai svarbią paslaptį.
Ji žino, koks maistas padeda išsaugoti sveikatą. Mėgstu labai salotas. Ankstyvosios salotos prasideda nuo paprasčiausių žolyčių. Pačias pirmasias piktžolės, mums jau įgrįsusias, pavyzdžiui, pienės, kai įsimeta, tai jau geltonuoja visi laukai. Aš jau ir pienių lapelį, ir dilgėlės lapelį, ir žliugės gabalėlį tenai, garšvos, jaunų garšvų tenai šitą lapelius. Paimu, susmulkinu ir aš turiu salotas jau. Obuoliai mūsų Lietuvoje pagrindinis vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. Tai aš labai daug jų suvartoju. Jau neužtenka man 1-2, jeigu obuolių metas, tai aš po kokius 5-6, o gal kartais ir daugiau suvalgau. Ir noriu, kad ir anūkai taip pat valgytų tuos obuolius ir daržovės visokias uogas. Gretutė, nori būti sveika? Noriu, močiut, noriu. Tai naudok daugiau žalumos, ypatingai obuolių. Valgyk, kiek pasižiūrėk, kur gražesnis, kuo daugiau suvalgysi, tuo sveikesnė būsi. Sode pasirink, žinai, tokių raudon šonių. Bason pavaikščiot ir užsigrūdins kojykės. Per žolytę, nebijok. Opapa, 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 opapa. Aš su savo boba išėjau grybauti, atradau lepšį, negaliu išraukti, atradau lepšį, negaliu išraukti. Mano bobutė labai silpna buvo, beraudama lepšį ėmė ir sugriuvo.